Įmonės akcijų pirminis viešas akcijų siūlymas vyksta, kai privati įmonė pirmą kartą pasiūlo savo akcijas viešai prekybai vertybinių popierių biržoje. Tai vienas svarbiausių verslo augimo etapų, leidžiantis bendrovai pritraukti reikšmingą kapitalą iš investuotojų ir pereiti į viešai listinguojamos įmonės statusą. Pagrindinis pirminio viešo akcijų siūlymo tikslas - surinkti lėšų plėtrai, naujiems projektams, skolų mažinimui ar technologiniai plėtrai. Tuo pačiu tai suteikia galimybę ankstyviesiems investuotojams ar steigėjams realizuoti dalį savo turto vertės. Viešas akcijų siūlymas taip pat didina įmonės žinomumą, reputaciją ir pasitikėjimą rinkoje. Tačiau šis procesas yra sudėtingas ir reikalaujantis didelio pasirengimo. Įmonė turi pateikti išsamią finansinę informaciją, atitikti reguliavimo reikalavimus, bendradarbiauti su investiciniais bankais ir įrodyti savo patrauklumą investuotojams. Nuo to priklauso akcijų paklausa ir pirminė jų kaina rinkoje. Po to, kai įmonė pradeda savo akcijomis prekiauti biržoje, būtinas skaidrumas, reguliarios ataskaitos ir nuolatinis ryšys su akcininkais.